Šiandien su mumis yra Odeta Bložienė, Swedbank asmeninių finansų instituto vadovė. Labadiena. Labadiena. Ir naujo taupimo būdo išradėjas, galima būtų taip pavadinti. Galima drąsiai. 10+10. Išsiaiškinsim, kas tai yra eigoje. Giedrius Kadišas. Ar Kadiša? Kadiša, taip. Tos taupančius kojinėse kojinių vagis paprastai truputėlį nuskriaudžia kris nuo karto. Taupantis praranda 2 kartus. Giedrius, kas yra 10+10? 10+10. Tai taupimo programos pavadinimas. Jos pradžia, sakykime, gal pagrindai susiformavo daugiau negu, irgi simboliškai skamba, daugiau negu prieš 10 metų, kai aš dirbau vienoje tinklinio marketingo kompanijoje, na ir paprastai tariant, mes darydavom tam tikras apyvartas. Ir, ne Herbalife? Galima, jeigu minėti, tai pasakysiu, kad taip. Aš turiu tą dovaną, bet aš galvojau, ar verta sakyti. Kur tu matei žmogų? Ne, kad iš yra ne ta, ką sakiau, čia ne šventa, čia yra malda. Aš labai atsiprašau supainiojau. Viskas tvarko, ne viskas tvarko, aš pratęsiu ten, kur baigiau. Ir iš esmės per mūsų rankas, taip vėlgi paprastai tariant, perėdavo tikrai nemažos sumos pinigų. Na, tiesiog tam tikros apyvartos, klientai užsako produktus, tu juos užsakinė iš sandėlio ir vieną dieną aš susimušiau, kad mes esam viso labo tokia kaip ir mažytė grandis pinigų cirkuliacijos sistemoje. Tu pinigus gauni, išleidi. Paprastai gauni 1-2 kartus per mėnesį, išleidinėjina kiekvieną dieną praktiškai po kelis kartus. Ir sugalvojau, kad jeigu nuo kiekvienos gaunamos ir išleidžiamos sumos mes galėtumėm, kad ir po nedidelę dalį atsidėti taupimui. Kad tai taptų kasdienių, mielų įpročių. O prasmė? Prasmė - sutaupyti. Ir paaiškėjo, kad realybėje tas dalykas labai labai stipriai veikia. Mes su ponia Odeta diskutavom iš tikrųjų tą temą truputėlį. Tai jeigu prieš 10 metų sugalvojat, tai suprantu, kad 10 metų vadovavotės ir... Negaliu sakyti, kad 10 metų vadovausi, kadangi prieisim ir prie to aspekto, kad pačiam žmogui taupyti vienam, be jokių, sakykime, papildomų instrumentų yra ganėtinai sunku. Papildomi instrumentai turėtų būti... Yra kiaulė taupyklė, teisingai, yra kiaulė taupyklė, bet vėlgi, tam reikia disciplinos. Norint, kad atiduotų, reikia sudaužyti. Taip, teisingai. Bet vėlgi reikia tam tikros disciplinos ir, sakykime, galbūt vieningos taupimo sistemos, kurią galim užtikrinti, tai bankų institucijos. Iš tiesų, su tai idėja aš bendravau su praktiškai visais prieš 8 metus. Tas veiksmas buvo praktiškai su visų bankų atstovais ir iš visų sulaukiu tam tikro palaikymo, susidomėjimo, tačiau tuo metu ta programa nebuvo įgyvendinta dėl tam tikrų priežasčių. Galbūt ir dėl to, kad tuo metu buvo populiaru, kaip aš sakau, pinigus leisti dar net neuždirbtus, tai buvo toks laikmetis. O netaupyti ir buvo antroji priežastis, tai vadinkim, tai informacinių technologijų klausimas. Vadinkime, kad tą sistemą tikriausiai buvo sunku technologiškai gyvendinti realybėje. Tai paaiškinkit truputėlį, jūs paaiškinot patį principą, kad nuo kiekvienos sumos, kurią išleidžiate, dalį atidėta taupimui. Taip. Kokia ta dalis ir kaip tą darot? Programos pavadinimas. Taip, programos pavadinimas 10+10 tai sufleruoja 10% nuo gaunamų pajamų ir 10% nuo išleidžiamų pajamų. Kiekvieną mielą dieną. Taip. Tai yra, jeigu šiandien išleidot 100 litų, tai 10 litų turite kiaulę taupyklę įmesti. Realiai išleidot 110 litų, bet 10 litų atidėjot, sakykime, papildomam taupimui. Jeigu tas dalykas atliekamas, tarkim, mokėjimo kortelių principų, tai be abejonės, kad tie 10% turi kauptis kitoje papildomoje sąskaitoje ir tai turėtų būti atliekama automatiškai bankinių instrumentų pagalba. Na ir įsivaizduokim, kad dabar žmogus gaunantis vidutinį banką įma savo komisinius už tai, kad pervedi sąskaitą. Irgi 10 litų. Čia klausimas turbūt panėjoti tai. 10+10+10. Jeigu tai paplius apmokestins 100%. Tai, Giedriau, kiek sutaupėt? Pasikartosiu tą dalyką, kad vėlgi be tam tikrų taupimo įrankių tai daryti yra sunkoka. Mes esam žmonės, tai sakykime, savęs riboti mes iš esmės nemėgstame. Ir be papildomos pagalbos postumio ir tam tikrų taupimo įrankių tai daryti gana sudėtinga. Nes kiekvieną mielą dieną tu turi prisiminti, kad tu turi 10% savo išlaidų atsidėti. Ir ne visuomet tai pavyksta. Sunku jums gyventi. Taip, sunku visiems mums, nes mes visi esam žmonės ir labai mėgstam save lepinti. Ir labai sunku kažko nepirkti ir savo neduoti. Toks atkatinis, sakyčiau, susiformuoja mąstymą. Bet gyvenam, tai vieną kartą gyvenime. Gerai. Minkite ir diskutuokite, ar taupote, ar ne, dalykite savo patirtimi. Nebe apie pensijas šnekam, jų kompensavimą, o šnekam dabar apie taupimą. Taupimą ir apie taupimo ne tik prasmingumą, mes jau turbūt šitą etapą įveikėm, bet apie mechanizmus, kokiu būdu tuos dalykus galima būtų
įgyvendinti ir naujo taupimo būdo 10+10 išradėjas, turbūt galima būtų išradimo kategoriją taikyti taupimo būdui, Giedrius Kadiša ir Odeta Blažienė, Swedbank asmeninių finansų instituto vadovė. Aš Giedrių užknisiu, o kažkiek staupyti pavyko per 10? Be abejo. Būdavo tam tikros, va dabar paaiškinsiu truputėlį konkrečiau, būdavo, sakykime, tam tikri periodai, kai tu imi ir aktyviai tai darai. Kiekvieną mielą dieną, kiekvieną mielą savaitę, kiekvieną mielą mėnesį. Ir staiga po poros mėnesių pradarai tą kišenėlę. Ir randi ten 800 litų, kurie tave nustebina. 800 litų. Aš džiaugiuosi dėl jūsų. Taip, aš matau. Bet vėlgi pasikartosiu, tai būdavo tam tikrais periodais, nes vėlgi be papildomos, sakykime, pagalbos iš šalies, be vieningos sistemos, tai padaryti yra visgi sunku. Susimokiu šildymą ir nebėra. Tai norit pasakyti, kad ta vieninga sistema įsivaizduoja, kad su banku pasirašot sutartį ir jis tą padaro už jūs. Taip. Na, sakykime, tai galbūt būtų didžioji tos sistemos dalis, tai padėtų gyvendinti būtent mokėjimo kortelių principų. Ar bankai pasirašytų po tokią paslaugą? Įdomu būtų turbūt panalizuoti detaliau ir techninį patį išpildymą, nes... Ne, aš įsivaizduoju, kad aš, pavyzdžiui, turiu jūsų banko mokėjimo kortelę, man jūsų banką perveda atlyginimą. Tai jūs automatiškai nuskaičiuojate ir į kitą sąskaitą 10% nuo atlyginimo ir nuo kiekvieno mokėjimo ar išgryninimo pinigų. Taip, galėtų žmogus tokį, pavyzdžiui, pasirinkti tokią taupimo opciją, nes kokia yra... Jūs tą šiandien jau galėtumėt pasirinkti? Ne, aš manau, kad tai dabar tai tikrai neįmanoma ir čia reikalingas papildomas techninis vystymas, bet šiaip, kaip pati idėja, mintis, su kokia problema dažniausiai susiduria žmonės, kad galvoja, jog atidėsiu tai, kas liks mėnesio pabaigoje. Ir nesilaiko tos taisyklės, kad atidėk geriau pirmiausia savo tuomet, kai gauni pinigus, o ne tada, kai jau yra mėnesio pabaiga, nes žmogaus poreikiai visada bus didesni už galimybės. Tai kadangi nesilaiko tos pagrindinės taisyklės ir visgi automatiškai finansai yra tokia pakankamai neigiama tema ir žmogus visą laiką mano, jog uždirba per mažai ir tikrai niekada tų pinigų nepakankami visiems poreikiams patenkinti, nes poreikiai auga kur kas sparčiau. Tai toks nedidelėm sumom taupimo būdas, aš manau, tai būtų įdomus ir įmanomas, jeigu žmogui pačiam nieko nereikėtų daryti. Nes čia mes jau kalbėtumėme apie automatizuotą sistemą, nes kuomet mes prieiname prie to, kad žmogus pats turi skaičiuoti fiziškai ar neatidėlioti. Ir lygiai tas pats yra su biudžetu. Kodėl žmonės neveda arba neskaičiuoja, neturi savo išlaidų biudžeto? Todėl, kad reikia prisėsti, reikia tam skirti laiko. Tai pagrindinė priežastis yra tiesiog, vengia, nenori matyti. Žinoti, kur tie pinigai dingsta. Taip, tai irgi yra vienas tiesiog vengimas, nes vis tiek pamatysiu, kad viskas yra blogai ir nieko aš čia nepakeisiu, daugmaž tokia ta nuostata. Tai iš tikrųjų tos nedidelės sumos, ten, sakykime, nuo kiekvieno atsiskaitimo, jeigu kristų į papildomą sąskaitą automatiškai, aš manau, kad būtų visai veiksminga tiems tokiems, vadinkime, tinginiams arba nevalingiems, arba tie, kurie... Arba 90% žmonių, kurie tiesiog, neprisiruošia, vadinkime taip, ir laiko mažai mes turime, O šiaip pati mintis, jeigu bankai siūlytų tokį 10+10 štai paslaugą tokią, kad turit atskirą sąskaitą, kur už jūs taupo, jums nereikia sukti dėl to galvos. Labai liūdna, kad bankai galvoja, kad jie yra protingesni už visus kitus ir tai yra už tuos, kurie tos pinigus jiem atneša. Tai dėl to man yra liūdna. O šiaip paslauga, aišku, galbūt ir reikalinga, bet vis tik labai būtų gerai, kad tie patys bankai kažkaip tai gebėtų tų pačių žmonių sąmoningumą skatinti, kad bankas būtų labiau kaip investavimo arba investicijų skatinimo toksai juridinis asmuo, o ne ten iš tų pensininkų pinigėlių kažkaip tai... Už komunalinius mokesčius pinigus rinkti. Už komunalinius mokesčius, taip. Ačiū už Ne, aš pasitikiu bankais, man jie labai patinka, aš myliu. Aš manau, kad mes čia tą diskusiją įsivėlėm. Aš Giedrius noriu paklausti, o savo tą 10+10, jūs sakot, su bankai šnekėjote, ne? Taip, kalbėjom. Bet nėra tokios paslaugos, ne vienam banke. Vis dar nėra. Kodėl?
Čia klausimas turbūt turėtų būti skirtas banko atstovams, Nes bet iš tiesų... Bankai dabar labai giriasi, kad jie naujus produktais vadina, bankininkystės produktais, nors tie bankininkystės produktai 8 metais paaiškėjo, kad pusfabrikačiai, bet nesmė, čia kaip ir produktas tą, ką jūs kūrėte. Taip, iš tikrųjų aš labai turiu vilčių, tokių nemažų, kad po šitos laidos kažkas pasikeis, turiu tokių vilčių, beje, įdomumo dėliai, sakykime, tirti vartotojų reakcijom galimom, aš sukūriau interneto svetainę, kurie žmonės rašė savo atsiliepimus ir, sakykime, procentaliai tiksliai nepasakysiu, bet manau, kad apie pusę apie šitą taupimo būdą, kaip variantą atsiliepia labai teigiamai ir entuziastingai ir rašė, kad jau šiandien tikrai naudotųsi šią paslaugą. No.